Šiandien kalbama apie žaliąjį smegenų plovimą. Toks reiškinys egzistuoja. Patikslinsiu, ką tai iš tikrųjų reiškia, kokiais atvejais naudojama šita frazė. Tai yra, kai produktas, kuris nėra nei natūralus, nei ekologiškas, pateikiamas kaip natūralus. Tai yra, smegenys plaunami ta prasme, kad ne žalias pateikiamas kaip žalias. Tai kaip taisyklė, tuo užsiima patys gamintojai ir jie tai daro visiškai legaliomis priemonėmis. Galėtų kilti klausimas, kodėl jie taip daro ir kas čia blogo. Blogo tai yra didelė apgavystė ir ypač vartotojų atžvilgiu, nes jie vieną galvoja per ką, o įsigyja visai ką kitą ir paskui būna netgi pasimetę, galvoja, sako, aš tuos natūralius kremus perku, bet jie vis tiek man tokius alergizuoja, pleiskanoja, dar kas nors darosi, o pasiaiškini ir pasižiūri, kad nieko natūralaus jie ten neperka. Tiesiog jie įsivaizduoja, kad perka natūralų ar kremą, ar šampūną. Kaip taisyklė, tai yra kosmetika. Kodėl? Kodėl? Taip atsitinka dėl keleto priežasčių. Viena priežastis ta, kad ypač kosmetikoje šiuo metu jaučiamas žmonių susidomėjimas natūralumu ir žinoma, įprastinė kosmetika tai jaučia ir reaguoja į tą konkurenciją. Galėtum sakyti, kad jie galėtų pradėti gaminti natūralią, bet jie negali. Įprastinė kosmetika yra cheminė kosmetika, jinai iš principo skiriasi. Skiriasi technologijos, skiriasi verslo logika, skiriasi kainodara. Ir pagaminti natūralų dalyką yra brangu, todėl kad tu turi turėti geras žaliavas ir tiesą pasakius visai kitokias technologijas. Tai belieka imituoti. Ir kita iš priežasčių, kodėl tai yra populiaru, kad ženklinimas ir informavimas, jis toks išplaukęs, teisinė prasme. Tarkim, maisto atveju yra gana aišku. Jeigu produktas yra ekologiškas, yra ekologiškumo ženkliukas, jis yra vienas visai Europos Sąjungai ir žmonės, daugiau mažiau, bet jau pradeda prie to priprasti ir iš principo atskirti nėra sunku. Kas yra natūralus maistas, irgi yra tokia bėda, nes nėra tokios sąvokos. Nėra tokios sąvokos ir tada bandom gamintojai pasakyti, kad tai yra be E. Taip, be E. Mano galva nėra toks blogas tas be E sakinys, nes, kaip protingi žmonės turbūt supranta, kad ten formaliai kažkokių tai priedų maisto yra. Tik tai turima omeny gal, kad be konservantų ar ten be dirbtinių dažiklių. Bet tai draudžia kontrolės institucijos, bent Lietuvoje. Taigi mes neturim tokios skirties, kad maistas natūralus, bet maisto niekas ir nereklamuoja kaip natūralaus. Jį reklamuoja arba dėl maistingumo, arba dėl skanumo. Tai ta problema iš dalies nėra tokia didelė. O su kosmetika jinai didelė, nes pirma, tokio standarto natūralios kosmetikos vieningo Europos Sąjungoje nėra, bent jau privalomo. Yra savanoriški, aš juos paminėsiu, aš esu kalbėjus apie juos atskirai, bet netgi žodis natūralus pagal reglamentą mes jo negalim naudoti, nei vieni, nei pardavėjai, nei gamintojai. Tai natūralu, kad nėra kaip papasakoti apie tą savo natūralumą. Informacinė prasme, ką turėtų parašyti gamintojas, pavyzdžiui, kad jūs patikėtumėt, kad tai yra natūralu. Jis negali parašyti natūralu, nes už tai jį baudžia. Jis negali parašyti, kad ten be to, nes bus didelis labai sąrašas, be kokių cheminių medžiagų ir visada galima prisikabinti prie tų teiginių iš teisinės pusės. Tai kas yra naudojamas įvaizdis. Taip yra toks kuriamas natūralumo įvaizdis, čia ir yra žaliasis smegenų plovimas.